Sveikas, merginas. Na ką, sveikinuosi su jumis dar viename teminėme mūsų webinare ir vėl šį kartą sugrįžtu prie valgymo psichologijos temų. Ir šį kartą mes kalbėsime apie ribojantį valgymo elgesį. Tai dažnu atveju jūs jau jį šiek tiek atpažįstat, bet šiandien aš noriu pagilinti jūsų žinias ir parodyti, kasgi iš tiesų vyksta po ribojančio valgymo elgesio skraiste. Taigi, ribojantis valgymas tai tendencija nuolat griežtai kontroliuoti ir apriboti savo maisto suvartojimą. Dažnai tai yra siejama su tikslu sumažinti arba kontroliuoti savo kūno svorį. Šis elgesys gali pasireikšti įvairiausiais būdais, tai yra nuo kalorijų skaičiavimo iki tam tikrų produktų atsisakymo, ar netgi atveju, kuomet mes esam linkę nevalgyti, kai esam alkanos. Iš pirmo žvilgsnio toks savęs ribojimas gali atrodyti nekaltas ir netgi sveikas. Tačiau tyrimai rodo, kad net ir neturint diagnozuoto valgymo sutrikimo, nuolatinis maisto ribojimas yra susijęs su neigiamomis fizinėmis ir psichologinėmis pasiekmėmis. Kitaip tariant, nekaltas dietų laikymasis gali turėti labai rimtų padarinių, o ribojantis valgymas neretai tampa tarsi uždelsto veikimo bomba. Svarbu suvokti, kad tai ne tik apie maistą, tai yra labai stipriai apie mūsų psichiką, emocijas ir požiūrį į save. Šiame įraše aptarsime, kodėl formuojasi ribojantis valgymas, kalbėsime apie psichologinės viso to priežastis, kalbėsime, kaip atpažinti paslėptus ženklus, rodančius, kad valgymas tapo ribojančiu ir pasidalinsiu su jomis dviem praktikom, kurios padės tvarkytis su šia problema. Taigi keliaujam kalbėtis apie psichologinės priežastis. Tai visų pirma, svarbu suprasti, kad ribojantis valgymas nėra tiesiog dieta, kuri nukeliavo per toli. Dažniausiai šis valgymo elgesys kyla iš gilesnių psichologinių priežasčių. Tai yra nerimo, perfekcionizmo, patirtų traumų ar stipraus poreikio jaustis kontrolę. Beje, šitas dažniausiai iš tiesų jūsų tarpe pasitaiko. Žmogus gali nesąmoningai naudoti maistą kaip būdą susitvarkyti su emocijom ar gyvenimo sunkumais. Štai keletas pagrindinių mechanizmų, kurie skatina ribojantį valgymą. Tai pirmiausia yra kontrolės siekis esant stresui. Nes iš tiesų išoriniai stresoriai gali sukurti jausmą, kad gyvenimas tampa nekontroliuojamas. Tuomet maisto kontrolė tampa kompensacinė priemonė ir žmogus apriboja valgymą, nes tai yra vienintelė sritis, kurią gali visiškai valdyti, kai kitur tiesiog įsivyravęs chaosas. Panašiai ir vidinis emocinis skausmas ar nerimas gali pastumėti riboti maistą ir griežta valgymo rutina suteikia tarsi iliuzinį stabilumo ir nusiraminimo jausmo trumpuoju laikotarpiu. Kitaip tariant, maisto ribojimas tampa gynybos mechanizmu, būdu susitvarkyti su bejėgiškumu, kurį patiriame stresinėse situacijose. Kitas pasitaikantis mechanizmas yra apie perfekcionizmą ir reikalavimus savo. Žmonės linkę į perfekcionizmą dažnai taiko tuos pačius griežtus standartus ir savo mitybai bei kūnui. Valgymo suvaržymai jiems atrodo kaip disciplina ir tobulumo išraiška. Paauglystėje tai ypač pastebima, kai stiprėja kūno suvokimas, o socialinis spaudimas atrodyti idealiai didėja. Deja, toks perfekcionistinis požiūris į maistą gali peraugti į neabejotinai didelius spąstus ir kaltės jausmą dėl menkiausio nukrypimo nuo mitybos plano. Emocijų valdymo sunkumai yra glaudžiai susiję su polinkiu į valgymo sutrikimus ir naujausi tyrimai rodo, kad žmonės net ir neturintys oficialios diagnozės, tačiau pripažįstantys, jog riboja maistą, turi didelių problemų su emocijų reguliacija. Šios išvados leidžia manyti, kad ribojantis valgymo elgesys dažnai tarnauja kaip emocijų suvaldymo būdas.
Pavyzdžiui, kai kuriems asmenims sąmoningas alkio ignoravimas ir griežtas režimas suteikia kontroliuojamos ramybės pojūtį. Yra duomenų, kad sergant anoreksija, toks elgesys padeda nuslopinti emocijas, o panašus mechanizmas gali veikti ir platesnėje populiacijoje. Dėl to emocinės įtampos mažinimas tampa vienu iš pagrindinių būdų. Žema savivertė ir kūno nepasitenkinimas. Tai dar viena priežastis, kada mes renkamės ribojantį valgymo elgesį.